Aš tave žinau su kolega Klajumu, kur Zip FM būdavo tokios laidos, nežinau, apie komediją kažkas tokio būdavo ir ten su užduotim. Nežinau, ar dar jūs kuriate, ar jau nustojate su šituo dirbti projektu? Su šitu jau nustojam, nes mus išmetė. Tiesiog etikos komisija sakė, užteks šito dalyko, biški per sunku. O dabar į Gameoną atvariau, tai nes pats streaminu, gaminu ir žiauriai faina pamatyti tokį didelį renginį Lietuvoje. Kalbant apie žaidimus, koks tavo yra pačio mėgstamiausias žaidimas? Gerai, nieks šito gyvenime tikrai nėra pasakęs, kad geriausias geimas, bet Zombs Royale, kur tu tiesiog per savo naršyklę pasijungi ir yra Battle Royale. Tenais užtrunka 5 minutės, tiesiog 2D iš viršaus lakstai ir šaudai viens kitą zombius, renkies ginklus. Tas pats kaip Fortnite'as, koks nors tik tai žiauriai paprastesnė versija ir nereikia daug laiko. Kokį dabar turinį šiuo metu be gyvų transliacijų dar kuri? Stand-upai, filmuosiu greit stand-upus, žiūrėkit mano stand-upus, YouTube, Vaidotas Šiožinis, išeis stand-upai. Ir daugiau, aš labiau tiesioginės transliacijas, nes aš žiauriai mėgstu iškart gauti responsą, man labai patinka būti su žmonėm kartu reaguoti, daryti. Ir šiaip aš kai streaminu, realiai daugiausiai geimų nestreaminu, aš tiesiog žiūriu kažkokį turinį, kontentą, 24 valandos namas, visokia turtuolė, varguolė, tas blogas laidas ir jas komentuoju. Toks kaip Davido Bendžiaus panašiai turinio kūrimas. Arba Davidas Bendžius nuo manęs nusižiūrėjo, nes aš šitą jau darau 6 gerus metus, o jisai per paskutinius metus pradėjo. Gali būti. Toliau kalbant apie stand-upus, kokių kuriozų yra įvykę per stand-upus? Buvo paprasčiausių, aišku, praeit reikia tau. Moterį. Nuo paprasčiausiai, kad mikrofas atsijungia, iki to, kad ateina ir pasiūlo bičiai į lauką išeiti ir išsiaiškinti, kurio bajeris geresnis. Tai per 13 metų, kai darau, belen kiek šitų yra buvę. Bet šiaip dažniausiai dabar jau išmoksiu tvarkyti tais, kurie šūkuoja. Nes kai tau kažkas šūkuoja, tu žinai, kad žmonės tavo pusė yra, nes jie mokėjo pinigus, kad tave pamatytų. Kiek daugiausia turėjai per sezoną stand-up? Mes kažkada skaičiavom, kad su visais privačiais renginiais esu turėjęs gal per metus 120. Tai realiai kas antrą dieną, tai žiauriai daug. Nematai šeimos daug, vis laik kely būni, kaip furistas jauties, žinai, vairuoji, pasirodai, pasirodai. Kaip ten tas palas su furistais būdavo? Jūs apžvalgas su Klajumu dar? Jie du. Tai dabar pasižiūrėkime kelyje 2 su Vaidotu Šiužiniu. Klajumai, davai nebemišk ir sėdam šitą visiškai tikrą fūrą. O tu iš vis žinai, kur mes dabar randamės? Pagal GPS mes dabar... 700 metrų, blėt. Priekyje išvažiavimas. Tu rimtai dar tą GPS naudoji, tenais univerai politechnikumais vadinami dar būdavo. Šitą tu... Kas yra? Kur mes čia esam, ta prasme? Man atrodo, kad mes esam... Ar tave labai išsekindavo šitas visos kelionės, visas maratonas stand-upų? Jo, tipo, negali skustis, nes tu varai ir darai tą, ką žiauriai mėgsti. Čia nėra, kad 8 valandas kažkur, kur nemėgsti, žinai, sėdėtum darbe. Žiauriai faina ir plus labai padeda, kad humoro klubas, aš, Paulius Ambrazevičius. Palaukit, atsiprašau, kamerą. Tiesiog įlinda, taip. Gal įdai nori, kad jas paklausinėt. Ką norėjau pasakyti, kad žiauriai faini yra, kai žiauriai faina chebra. Ir Mantas Barčevičius ir Paulius Ambrazevičius mes žiauriai geri draugai. Tai kai keliausi draugais ir darai tai, ką myli, tai negali sakyti, kad pavargai nuo šito dalyko. Gal kokį kartu projektą darysit su Ambrazevičium ir Bartuševičium? Ne, mes apsiriboję esam ties humoro klubu, nes galvom, kad be podcastų daugiau, žiauriai daug laiko užtrunka ir labai daug derins reikia, kai visų datos užimtas. Dabar kalbant, koks tau laukiamiausias žaidimas yra? Žiauriai laukiu Bloodborne ant PC, kad išeitų. Žaidžiau ant PlayStation 4, noriu ant PC pažaisti. Malonu, sėkmės tau šiandien, gerai praleist dieną. Iki.